Mažulėlė mano, jeigu tave mama išsiuntė prieš naujus metus pirkti tų žalių apvalių žirnelių į vinigretą ir tu išėjus į kiemą, sumaišėjai mašinas, vietoj mamos Askonos atsisėdai į tėvo fūrą. Nu kam nepasitaiko šiais laikais, visiems pasitaiko. Ir neišvertus pasaulio, pasiekė parduotuvę, tai mažulė aš tave sveikinu. Bet dabar, išjungus psichavimą ir paniką, paklausyk manęs, tu turi atlikti 2 dalykus. Pirmas dalykas, pamiršk, kas tau kada sakė, kad nekišti nosies, kur nereikia. Kai tu sėdi ne pas mamą Askonoj, o pas tėvą fūroj, tai tu savo nosį kiši visur, kur jinai lenda. Įsidėmėk, kiši visur, kur jinai lenda. O antras dalykas šitoj situacijai. Susirandi šiltą viečikę savo subinytei, kad daugiau tau gyvenime dirbti nereikėtų. Ai, čia ne apie tai. Kad jinai įtilptų ir nepaisant to, kad pristatyta visokių mašinų, kad tu negali pravažiuoti, kad tau baisu, kad tau stresas, užsimerki ir važiuoji. Nes, mažulė mano, Askonų šiame pasaulyje yra daug, o tu, lapulė mano, esi vienintelė tokia. Ir susiradus šiltą viečikę, nusipirkus žirnelių, grįžti sau ramiai pas mamelę, švęsti naujų metelių. Su šventėm, mano mažulės, ir nedėkokit, patarimas iš širdies. Į kitą kartą biškį reikia atidžiau žiūrėti, kai eini jau imti mašiną ir važiuoti į parduotuvę, reikia šiek tiek daugiau atmerkti akis, kad nepasimti tėvo fūros. Nepamiršk, lapulė mano. Askonų daug, o tu šiam pasaulyje viena. Su artėjančiais naujaisiais metais visus meilės mano. Susitiksime kitais metais.